Mėly tyrėjai, kolegos, 6 duomenų bazės metai tai ne tik bazės apimties didėjimas, tai ir vartotojų gebėjimų augimas, tai ir mūsų paieškos sistemos nuolatinis gerinimas. Ji buvo keičiama per visus tuos 6 metus, stengiantis žiūrint į vartotojų užklausas, į vartotojų poreikius ir stengiantis kuo geriau tuos poreikius atitikti. Reiškia, vartojimas ir yra pagrindinis duomenų bazės kokybės rodiklis. Ir mūsų tikslas ir siekiamybė. Nenorėdama gaišinti jūsų dideliais skaičiais, nes juos sunku įsiminti ir įsivaizduoti, aš padariau analizę šių metų 3 mėnesių vartotojų užklausų ir dabar tik apie tai dabar ir kalbėsime. Per 3 mėnesius šių metų yra jau pateikta 26,5 tūkstančių užklausų. Tai yra tiek yra atlikta paieškų mūsų duomenų bazėje. Vidutiniškai 330 paieškų per dieną. Yra peržiūrėta 11,5 tūkstančių kūrinių tekstų. Ir iš čia matyti, kad duomenų bazės savybė turėti savyje visus tekstus ir juos duoti atviroje prieigoje vartotojams yra iš tikrųjų labai reikalingas dalykas ir bazė yra tuo labai patraukli. Užklausų turinys parodė, kad praktiškai visos užklausos atitinka duomenų bazės tematiką. Išimtimi galime laikyti užklausas visuomenės sveikatos ir higienos tema. Kodėl tokia išimtis? Tai yra socialinių mokslų srities šaka, iš tikrųjų pagal klasifikaciją, bet taip susiklosti, kad mes lituanistikos bazėje tos literatūros turime mažai ir lygi šiol nesistengėme jos rinkti. Jeigu žvilgteltume atgal į 1. ir 2. etapą vartojimo požiūrio, tai mes pamatytumėm, kad duomenų bazė gaudavo nemažai užklausų ir statybos, inžinerijos, o ypač visa medicinos tematika. Dabar jau tokių užklausų neliko ir tai matyt rodo, kad vartotojai sužinojo, ko galima ieškoti ir ko tikėtis iš bazės. Užklausų geografija. Į bazę kreiptasi iš daugiau negu 2000 skirtingų užsienio ir Lietuvos tinklų, kompiuterių tinklų. Daugiausia užklausų gavome iš VDU kompiuterio tinklo. Iš užsienio daugiau nei 1000. Aš panagrinėjau būtent šias, žinot, užsienis mums yra labai patrauklus vartotojai, mes siekiame tarptautiškumo. Panalizavau tuos IP adresus, kurie kartojasi laikas nuo laiko, tai yra ne vienkartiniai, netyčiniai užėjimai į bazę. Ir galiu pasakyti, kad vidutiniškai po 2-4 adresus galima laikyti nuolatiniais bazės vartotojais iš Lenkijos, Latvijos, Rusijos ir, kaip matote, šitų šalių, kurie čia išvardinti. Geografija labai plati, net ir Afrikos šalis siekia, bet aš čia jau visų šalių nevardinau, jos mums įprastos ir tai nebūtinai rodo bazės žinomumą, tiesiog gali būti ir atsitiktiniai paklydimai. Kaip ieškome? Duomenų bazė
turi 3 paieškos langus. Tai standartiškai prisijungus prie bazės pateikiamas paprastosios paieškos langas ir jisai ir naudojamas yra labiausiai. Gal ne dėl to, kad jis labiausiai atitinka vartotojų poreikius ieškoti, bet būtent dėl to, kad jis yra pateikiamas pirmiausia ir ten pirmiausia ir parašomas ieškomas tekstas. Daugiaaspektės paieškos langas, kuris yra visiškai šalia, mygtukas, jis matot, kiek kartų yra vartojamas mažiau. Praktiškai nulinis vartojimas, galėčiau tai pasakyti, lyginant su 22 000 paprastosios paieškos naudotojų. Ir labai džiaugiuosi tuo, kad visiškai nemažas užklausų kiekis yra pateikiamas per rodiklės. Tai yra autorių, antraščių, šaltinių, ISSN sąrašus. Gerai, paieška per rodiklės yra gera tuo, kad visiškai neduoda neįgiamų atsakymų. Ir, kaip jau minėjo ir Lina, nauja paieškos galimybė yra iš lituanistikos svetainės pirmojo puslapio ir jau porą metų egzistuoja paieška, papildoma paieška. Per naudotos literatūros sąrašus nuorodomis galima pasiekti sudominusi įrašą kūrinį. Ir statistika taip pat rodo, kad ši paieška yra žinoma, ją pasinaudota 94 kartus, palyginus su tuo, kad tai yra nauja galimybė tokia, Lietuvoje taikoma pirmą kartą, reikia laiko, kad vartotojai prie jos įprastų, aišku, ir tas naudojamumas būtų dar didesnis. Dabar prisiminkime dar šituos 2 paieškos langus. Juose tekstas, ieškomas tekstas užrašomas ranka, klaviatūra. Tiesiog pasirenkamas paieškos laukelis, kriterijus ir laukelyje įrašomas ieškomas tekstas. Kodėl aš tai akcentuoju? Ir matote lange, pirmasis paieškos standartiškai yra pateiktas vartotojams, bet kokio žodžio paieškos laukelis. Ir štai dabar matome, kaip yra vartojama. Būtent šitas pirmas pateiktas paieškos laukelis ir yra dažniausiai naudojamas. Žymiai daugiau užklausų negu kitiems laukeliams. Ir tai nebūtinai yra kažkokia bet kokio teksto paieška. Ten yra rašomas ir autorius, ten yra rašomas ir ISSN, ir visi kiti tokie dalykai. Ir gal sakyčiau visai neblogai, nes visada gaunam kažkokį tai rezultatą. Paieška bet kokio žodžio įraše tam yra ir sukurta, kad žmogus turi numerį, nežino, ar tai ISSN ar ISBN, arba dar koks nors kitas numeris ir tiesiog ieško bet kur įraše to teksto. Populiariausi paieškos laukeliai be šito pirmojo yra autorius, antraštė, ISSN. Užklausų efektyvumas, matote ir neigiamų atsakymų skaičių, užklausų efektyvumas apie 70% yra, laikyčiau, kad tai yra visiškai geras procentas, tokioj dar palyginti nedideliai baziai ir 10 metų laikotarpio ir 40 000 apimties tik tai, nes jeigu kalbėti apie užsienio duomenų bazės, IC ir EBSCO, tai yra milijoniniai kiekiai. Taip, rečiau naudojamas užklausas jūs taip pat matote ir čia galima kalbėti tik apie temos dalyko paiešką, kurioje taip pat efektyvumas yra pakankamai geras. Labai džiugu, kad gana gerai vartotojų pastebėti ir naudojami tikslinamieji paieškos kriterijai.
Matote, kiek kartų jie yra panaudoti, tikslinant. Ir pavyzdžiui, kūrinio kalbos apskritai niekas neieško, bet užrašę teminę kokią nors užklausą, pavyzdžiui, istoriją, dažnai pažymė, kokią kalbą jie norėtų skaityti, gauti rezultatą. Rodiklių naudojimas, kaip sakiau, džiugina. Ir štai matote vėlgi, kad dažniausiai naudojamos yra autorių, antraščių ir šaltinių rodiklės. Neigiamų atsakymų čia nebūna. Dabar šiek tiek apie neigiamų atsakymų priežastis. Visų pirma, tai ta priežastis, kad ieškoma dalyko iš tikro nėra bazėje. Tačiau dažnos yra ir užklauso klaidos ir dėl to labai gaila, aišku, kad vartotojas lieka nusivylęs. Tai per ilgi tekstai, pavyzdžiui, jūs matote tiesiog, koks labiau tingintis žmogus net patingėtų rašyti tokius ilgus tekstus. Šiaip jau standartiškai 3-4 žodžiai yra pakankamas ilgis užklausos. Kuo daugiau žodžių, tuo daugiau tikimybės, kad nieko nebus rasta. Netinkamai pasirinktas paieškos kriterijus. Štai matėte, ISBN užklausų yra teigiamai tik tai 3 rasta dokumentų ir aišku dėl ko. Jeigu vietoj ISBN, tai yra numeris skaitinis, yra rašoma antraštė, tai tokiu atveju nieko nepadarysi. Ir netinkamai sutrumpintas tekstas. Šiuo atveju aš manau, kad čia yra neblogai išsilavinęs vartotojas, kuris žino, kad tekstą pateikiamą galima trumpinti. Deja, beveik kiekvienoj sistemoje, net ir užsienio, trumpinti galima tik tai paieškos teksto pabaigą. Reiškia, 1 žvaigždutė teksto pabaigoje gali būti, arba reikia pasirinkti detalios daugiaaspektės paieškos langą, kur galima užrašyti atskirai kelis sutrumpintus žodžius. Tai vėlgi turbūt medžiaga mokymams. Ir aš štai šitas užklausas šiaip dėl įdomių pavyzdžių tik tai pateikiau. Jas pavadinau pernelyg detaliomis, bet apskritai man jos nėra labai logiškos, nežinau, kodėl jos tokios rašomos. Vėlgi galima imti kaip mokymų medžiagą, nes ieškant Švitrigailos yra apskritai 20 tik tai kūrinių rezultatas ir dar tikslinti LDK laikotarpiu tikrai nevertėjo, tuo labiau eutanazijos savoka LDK laikotarpiu gal ir nebuvo reali. Vienu žodžiu, yra tokių įdomybių ir neigiamų atsakymų skaičius dėl tokių užklausų labai aišku padidėja. Bet taip yra visuose bazėse ir visame pasaulyje, čia nieko išskirtinio. Šiek tiek apie teminės užklausos problemas, reikšminius žodžius. Dešinėje matote reikšminius žodžius, kurie yra bazėje ir matote įrašų skaičių. Taip pat matot įvairūs variantai. Čia praktiškai yra viena savoka reiškiantis reikšminiai žodžiai, tai galima būtų įvardyti, miestiečiai. Kairėje yra surašiau žodžius, kuriais kreipiasi vartotojas, ieškodamas analogiškos literatūros apie miestiečius. Štai šitos užklausos gavo teigiamą atsakymą. Vargšas tas, kuris ieškojo miestelėno, rado tik tai 2 įrašus vietoj daugiau kaip 50, o tie 3 apačioje, žemiau, jie iš viso nerado ir nutarė, kad mūsų bazė tikriausiai netinkama jiems.
problemą galėtų pataisyti, tai yra sprendimą galima būtų rasti ir vartotojams pagelbėti, formalizuojant reikšminius žodžius. Čia yra tik tai pavyzdžiai. Tai formalizavimo taisyklės yra kelios, jos labai paprastos, yra jų ir sudėtingesnių, tokių specifinių, bet šiuo atveju kuo mažiau žodžių junginių, daugiskaitos vardininkas, tik tai ir daiktavardis prieš būdvardį. O štai 3 elementarios taisyklės, kurios turbūt 50% išgelbėtų teminės paieškas. Sinonimiškumas taip pat yra didelis kliuvinys ieškoti literatūros. Kai dešinėje tai, kas yra mūsų bazėje, mūsų mokslininkai, dėdami reikšminius žodžius, suteikdami reikšminius žodžius, dažniausiai naudoja terminą Lietuvos didžioji kunigaikštystė. Skaitytojai ieško trumpinių LDK arba, kaip nekeista, kunigaikštyje. Nei vieno atvejo žodžio kunigaikštystė neradau. Ir, žinoma, 828 kūriniai liko šiems skaitytojams nepateikti. Problemą spręsti galėtume paskelbus tuos žodžius, tuos terminus valstybės pavadinimus sinonimais. Kaip tai padaryti? Techninės priemonės yra. Bibliotekininkai tai padaryti moka ir yra darę. Tiesiog reikalinga užduotis, reikalingas laikas ir specialistai. Keletas išvadų. Užklausų kiekis ir turinys rodo, kad lituanistikos duomenų bazė yra žinoma Lietuvos ir užsienio vartotojams. Iš esmės teisingai yra naudojamos visos paieškos priemonės ir tai rodo, kad esanti bazėje paieškos sistema vartotojui yra suprantama, o sąsaja aiški. Dažniausiai naudojami paieškos kriterijai, žodis visame įraše, autorius antraštė, ISSN ir šaltinio antraštė. Didesnę dalį neigiamų atsakymų lemia netinkamas užklausų užrašymas. Situaciją galėtų pataisyti vartotojų mokymai ir trumpieji paaiškinimai šalia paieškos laukelių. Teminių užklausų efektyvumą padidintų reikšminių žodžių formalizavimas. Nuorodos naudotos literatūros sąrašuose yra pastebėtos ir yra naudojamos. Šio metodo efektyvumą padidintų literatūros sąrašų buvimas visuose moksliniuose straipsniuose ir knygose. Sėkmingos paieškos. Ačiū visiems.